Pirmą kartą Lietuvoje Vilnius Fashion Week kartu su Lithuania organizavo tokio masto mados renginį, kurio Vilnius dar tikrai nematė. Šiandien yra oficiali mados savaitės diena ir aš sveikinuosi su jumis iš Lukiškių kalėjimo, kuris šiandien tapo tikrąją mados ambasada. Mano misija šiandien yra parodyti jums, ką jums paruošė Lietuvos kūrėjai ir pasižvalgyti po jų pop-up stendus. Kaip tu jautiesi šiandien dalyvaudama Vilniaus mados savaitė, kuris yra tikrai kaip šventė, neeilinis renginys ir galbūt Vilnius tokio dar nematė? Kaip tau kaip kūrėjai? Emocijos šiandien? Aš labai džiaugiuosi, kad esu Vilniaus mados savaitės dalimi ir kad atsirado tokie organizatoriai, kurie didina lietuviškos mados ir dizaino populiarumą ir tiesiog man čia ir šventė. Ir labai džiaugiuosi. Gal galėtum papasakoti trumpai apie savo prekės ženklą? Mes matome, kad kuri fantastiškas, labai unikalias rankinės, bet apie ką, trumpai tariant, yra tavo brandas? Ar tai yra apie universalumą, ar tai yra apie meno formą? Tu kaip kūrėja, kaip matai savo brandą? Piko galutiniam vartotojui, ko gero, yra universalus produktas, tačiau jisai turi charakterį, jis nėra visiškai paprastas ir kiekviename iš šių produktų yra Peacock braižas ir jisai yra apie tokią brutalę, bet ir minimalistinę estetiką, tokį šaltumą šiek tiek ir charakterį gal? Apie charakterį, apie aštrumą. O tu sakai Peacock braižas. Kas yra Peacock braižas? Kur tu apskritai semiesi įkvėpimo? Nes tikriausiai vis tiek tai yra kažkokios formos, jos iš kur ateina pas tave? Daugiausiai tai yra architektūriniai inspiracijos. Tiesiog labai patinka moderni architektūra. Brutalizmas patinka ir tiesiog atrodo, kad tai rišasi mintyse formos, bet tokie kampuoti, aštrus produktai gaunasi. O kada tu pradėjai kurti rankinės ir apskritai kaip gimė mintis būtent pradėti kurti rankinės? Ar tai buvo tavo startas, ar tu pradėjai visiškai nuo kažko kito? Ne, iš tikrųjų labai atsitiktinai pradėjau kurti. Mano mama kažkadaise gamino odos produktus, diržus ir niekada neplanavau, kad aš norėčiau gaminti irgi odos aksesuarus, bet vieną dieną užėjus į sandėliuką radau visus įrankius, kuo tai galima pagaminti ir pradėjau po truputį ir net nebegaliu pasakyti, kada konkrečiai įvyko Peacock, nes tai buvo toksai palaipsninis procesas, kad pradėjau nuo apyrankių ir diržų ir šiuo metu esu čia, kur kaip matot. O tu pati viską kuri, ar turi komandą, kuri tau padeda? Kuriu aš viską pati, gaminu aš pati, nebent turiu darbščias rankeles, kurios man padeda susiūti didmeninius užsakymus. Aha, netgi turi ir tokių. O kuri yra tavo galbūt bestselleris arba sakytum must have, kuri atrodo, kad nori turėti kiekvieną tavo klientę? Aš sakyčiau, gal gali parodyti? Turiu šią rankinę, ją sukūriau, pagaminau pirmą kartą, man atrodo, prieš 8 metus. Ir čia labai daug metų buvo, turbūt 80% pardavimo būtent šios rankinės ir tai yra absoliučiai populiariausias ir dažniausiai gatvėje sutinkamas produktas. O kuri pati dažniausiai nešioji? Ar tu vis tik nešioji savo produktus, ar tavo garderobė galbūt yra ir kitų rankinių? Ar esi ta tokia 100% ambasadorė? Aš 100% ambasadorė, turiu rankinę sportui, turiu rankinę kompiuteriui, turiu rankinę laisvalaikiui, turiu rankinę, kai einu į renginį, turiu visą kolekciją Peacock, kuri kiekvieną dieną pagal paskirtį būna panaudojama. Ar tai yra tavo pirmasis pop-upas, ar esi dalyvausiai anksčiau? Sakyčiau, kad gal pirmasis kaip pop-upas dizaino mugėse yra tekę dalyvauti, bet
tokiam didesniam mados renginiai, pop-up'e, tai taip, turbūt pirmą kartą. Šitie korsetai, iš esmės aš juos sukūriau gan greitai, kolaboruojantis su dizainerė Diana Paukštytė. Ji pristatinėjo paskutinę savo kolekciją mados infekcijai šiemet pavasarį ir paprašė kažkokių diržų arba kokių nors korsetų ar harnesų savo kolekcijai. Ir aš tiesiog pabandžiau vienokius, antrus, trečius variantus ir pasiūliau, kas tiktų. Ir vieni iš bandymų buvo šie produktai. Tai taip, jie yra labai arti fetišo temos. Labai. Bet tuo pačiu jie labai stilingai, minimalistiškai atrodo ant tam tikros aprangos, tam tikram ansamblį. Puikiai susidera su ypač Dianos kuriamais dizainais. Aiste, ką savo palinkėtum po 5 metų savo tiksliau brandui klestėti? Kaip tu jį matytum po tiek laiko? Aš pirmiausia linkiu savo kurti, nebijoti, kontaktuoti su kuo daugiau kitų kūrėjų, susitikti su žmonėmis ir, aišku, augti. Tai ką, noriu tau palinkėti sėkmės renginyje ir noriu palinkėti, kad tai būtų tavo pirmas, bet ne paskutinis didelis renginys ir aš labai tikiuosi, kad mes pasimatysime kitais metais ir būsi dar daugiau užaugusi, turėsi dar daugiau mums ką parodyti. Ir ką, palinkėkime L ir Vilniaus mados savaitei gero renginio ir puikių įspūdžių ir klestėjimo žinoma. Koks tavo palinkėjimas Vilniaus mados savaitei organizatoriam? Būk ir didėk ir auk ir darykim mados festivalį kiekvienais metais. Valio, šaunuolė. Labas, Lukai. Labas. Kokie tavo šiandien įspūdžiai dalyvaujant pirmoje Lietuvoje mados savaitėje? Tau kaip kūrėjai tai turėtų būti ypatingai po gimtadienį ypatingas renginys, sakykime, šventė tęsiasi. Man iš vis yra džiugu, kad grįžta mados savaitė, nes kažkada Lietuvoje jinai buvo ir man atrodo išmokti, švęsti madą, ją suprasti, priimti ir platinti požiūrį ir ją, tai manau, yra labai reikalingas veiksmas mūsų šaliai. Tai esu be galo laimingas, kad galiu prisidėti, būti, dalyvauti ir būti priimtas kaip kūrėjų. Tai labai džiugiuosi, labai sveikinu visą šalį ir Vilnių, kad mes ėmėmės šito žygdarbio ir net visą savaitę švęsim madą. Lukai, šiandien aš noriu šiek tiek galbūt fokusuotis labiau į tavo pristatymo kolekciją, kurią mes paskui parodysim žiūrovam, bet tikrai tikiu, kad ne visi žino apie ką jinai. Tai yra labai svarbi žinutė visuomeniai ir, tavo su Raimedu didžiulė pergalė. Tai gal galėtum šiek tiek plačiau papasakoti apie tai, ką tu pristatysi ir kokią tu žinutę nori transliuoti visuomeniai būtent su savo drabužiais. Tai kai sužinojau, kad Vilniaus mados savaitė turi lokaciją Lukiškių kalėjimą, iš karto nudžiugau, nes būtent mano kolekcija ir siejasi su įkalinimo įstaigom ir LGBT kultūra. Ir kaip jau užsiminėt, inspiracija gimė iš to, kad prieš 3 metus manęs buvusi vaikinų kaimynas užpuolė. Mes Lietuvoje teismus nepasiekėm, mūsų buvo tiesiog nepradėtas net ikiteisminis tyrimas. Tada mano iniciatyvą padavėm Lietuvą į Strasbūro teismą, būtent dėl to užpuolimo. Ir šių metų pavasarį, po 3 metų visokių teisinių situacijų ir bylinėjimus mes šitą bylą laimėjom. Tai kas yra labai džiugu Lietuvai dėl teisinės praktikos ir dėl edukacijos ir to teisingumo. Tai mes ne kartą teisinėse procesuose, būdami pas tyrėjus, kalbėdami draugam, bičiuliam ar gatvėj, labai dažnai sulaukiam to tokio, pasakymo, kad jūs patys kalti esate, nežinai, homoseksualus, LGBT priklausot, rengiatės ryškiai ten ir taip toliau. Čia yra jūsų kaltė. Ir man reikėjo šis metais baigti bakalaurą mados. Ir aš kažkaip pagalvojau, taip netyčia gimė idėja, kad tas kaltės sąvokos suvokimas, kad pavyzdžiui, žmogus esantis kalėjime, jis padaro kaltę, nusikaltimą ir yra kaltas ir savo kaltę ten, nežinai, išperka, išbūna ir jis įsikalina, bet pavyzdžiui, LGBT žmogus įsigimsta jau su savo seksualinė orientacija, kurios dažnai mano, kad tu gali ją pasirinkti ir realiai tu jau gimsti su kaltė ir esi kaltas prieš visuomenę. Ir tai man tas visas kalėjimo kaltės
kalti be kalties, patys kalti ir lyginu pati kolekcija kaip mados, kaip čia pasakyti, tyrimas meno tipo. Ir yra, kad imu įkalinimo įstaigos simbolius ir juos jungiu su LGBT simbolis ir klausiu, ar LGBT žmogus Lietuvoje yra kalinys ar ne. Ir kaip apskritai visą tavo šitą ir performansą, kurį tu buvai daręs dar šių metų pradžioje, ar ne, ir kaip tavo kolekcija jinai paveikė LGBT bendruomenę, ar sulauki daug palaikymo? Sulaukiu, iš tikrųjų sulaukiu ir palaikymo, ir nepalaikymo. Ir tai yra labai natūralu, nes pati Lietuvos LGBT bendruomenė yra pakankamai skaldžiusi, bet yra ne vientisa. Ir kažkam tai atrodo, kad kalbėjimas apie žmogaus teisų trūkumą, problema šitas bendruomenės ir valstybės, kaip neužtikrinama žmogaus teisės, tai kai kuriems LGBT asmenim atrodo, kad tas viešinimas jis dar pakenkia. Tai jie visai sako, būkit ramus, nesiviešinkit, slėpkimės ir viskas čia bus gerai ir praeis. Tai yra dalis taip reaguojančių žmonių, dalis žmonių yra palaikančių ir padrasinančių, nes jie žino, kad užpuolimas, kažkoks įvykis, kad būtų visuomenė, dar paprašau pasakyti, tai buvo istorija su mergina, kur ten trumpas Jonas pati kalta, žodžiu, ten tos visas išprievartavimo tie dalykai. Tai čia viskas labai ir siejasi apie tai, kad tave galima, nežinau, ten skriaužinai gatvėje sekiot, ten grasinti, kad nužudys ir taip toliau, nes pats kaltas, ryškus esi ir taip toliau. Tai o iš žmonių, kurie galbūt nesidomi, nemato, jie edukavosi, nes jie net nežinojo, kad yra kažkokios tokios opios problemos, nes kai tu esi savo socialiniam sveikam burbule, kuris net negali suprasti iš tikrųjų, kaip vyksta gyvenimas LGBT žmogaus, pavyzdžiui, ne Vilniui. Ir aš gaunu nemažai žinučių iš jaunų asmenų, gyvenančiose mažesnėse miesteliuose, kaimuose, kad jiems trūksta palaikymo, jie nesijaučia saugus, jie jaučia grėsmę, yra žmonių galvojančių apie savižudybę ir taip toliau. Tai yra didžiulis to palaikymo trūkumas, kaip žmogui jaustis ir kaip suprasti, kad viskas su tavimi yra gerai. O performances taip, tai jau buvo pasiūtas pirmas kolekcijos kostiumas kalinio ir sugalvojau į savo paskutinį teismo posėdį, kovo mėnesį dar sningant, nuo Seimo rūmų iki teismo rūmų, čia buvo kokie 5 kilometrai atbulom ir idėja mano buvo ne tik, kad LGBT žmogaus teisų trūkumas mus įkalina, bet šiaip žmogaus teisų neįsprendimas mus įkalina. Ir tarsi, kad jeigu Lietuva būtų, tarkim, mano atveju, jau turėjus civilinę partnerystę, net galbūt nebūtų buvusio užpuolimo, nes žmogus, kuris užpuolė, vienas iš jo motyvų ir buvo, kad mes jam susikabinę, ir tam pasibučiavom turbūt, ir žodžiu, jisai priejo to klausimu, kad o jums čia galima būti taip kartu, nes nėra tokio įstatymą, jis pažeidė Lietuvos įstatymą. Tai realiai pačiai valstybei kainavo didelį ilgą teisinį procesą, pinigai, tyrimai, ir plius mes dar turim bylą Strasbūre, kuri irgi kainuoja iš mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigų, kad vyriausybė pateiktų savo atsakymus į šitą bylą. Kaip tu manai, kaip pasikeis apskritai įstatyminė sistema šituo klausimu būtent po šito įvykio? Nes aš manau, kad ir mūsų vyriausybė čia buvo gera pamoka, taip. Kad vis tik žmogus, kuris labai siekia tikslingai savo tikslo ar ne, gina savo teisės, kai jo valstybė neapgina, kaip iš tikrųjų tu pats manai, kaip greitai gali pasikeisti tie įstatyminė tvarka būtent šito klausimu? Ar jau yra kažkokių pokyčių, kadangi tu esi dabar tame ir viską matei iš vidaus? Kokia yra situacija? Iš tikrųjų, plačiaja prasme tai yra kylantis klausimas ir vis judinamis ir kalbama, kad taip tai reikia daugiau sukurti teisinių reguliavimų vienalytėm porom ir taip toliau, bet mes netoj dabar turime socialdemokratus, kurie niekada nebuvo labai liberalūs ir pasiruošę turbūt tokiais klausimais kalbėti, jie vis per savo komunikaciją užsiimdavo. Tai norėčiau, kad greičiau viskas vyktų, bet mes vis stringam šito klausimu iš tikrųjų ir nežinau, kuo baigsis, bet tai labai priklauso nuo mūsų iniciatyvų. Pavyzdžiui, yra didžiulė problema iš skaičių tos visos pusės skaičiavimo, kad labai mažai LGBT žmonių kreipiasi, kai yra užpuolami. Internete komentarai, ten, nežinau, aš gaunu žinučių su linkėjimais mirti ir taip toliau ir panašiai. Ir ten gatvėje būna kažkokių mini tokių konfliktų. Tai, bet žinau žmonių, kurie tikrai turi didesnių konfliktų ir didesnių užpuolimų ir nukentėjimų, bet žmonės bijo kreiptis. O ir tada mes pagal savo duomenis esam puikūs rodikliai.
Tai reiškia, žmonės turi daugiau kreiptis, jie turi daugiau kalbėti, jie turi daugiau sakyti. Ir tam, kad kiltų skaičiai ir kad kuo daugiau žmonės suprastų, kad tai tikrai yra opi problema. Žinai, yra problema, bet skaičiai teisiškai niekur nerodo. Problemos kaip ir nėra. Kaip ir nėra. Tai va, bet, žinai, policija nesak moka dirbti tinkamai. Tai irgi toks. Na, kaip sakyti, gyvename ir mokomės ir labai tikiu, kad būtent šitas renginys, Vilniaus mados savaitė, leis tau parodyti dar didesniam kiekiu žmonių savo kolekciją, ištransliuoti tą žinutę. Mes savo ruoštų irgi edukuojame žmonės, rodome iš tikrųjų, kokia yra situacija ir, sakykime, ir LGBT bendruomeniai ir kaip mes tas problemas galime transliuoti būtent per mados performances. Labai gražu, šitas yra labai gražiai minti palieti, kad mada tai nebūtinai turi būti nauji maudymosi kostiumėliai, ar ten, nežinau, halatai, ar dar kažkas, kad šiaip nepamirškime, kad yra meno raiškos priemonė ir kad kolekcija gali būti meno kūrinys, kuris atliepia problemas, kelia klausimą, edukuoja, džiugina, liūdina, bet nebūtinai mus aprengia, šildo. Tai šita pusė man labai graži, plus 7 val. Šiandien atsidaro, 7:15 šiandien atsidaro paroda, reiškia, tie gaminiai, mados kūriniai, jie atsiguls kalėjimo celės 2 aukšte ir bus įkalinti, turės savo kamerą su savo konceptais. Tai paroda iki rugsėjo 6, kada baigėsi mados savaitė. Tai dar kitas konceptas, kada iš tikrųjų mes galime ateiti į gyvenimus. Yra palikti tam tikri ženklai, kažkokie simboliai, įsikūnyti, klausimų užduoti apie savirefleksiją, kaip mes reaguojam su savo visuomenė, su šalia esančiu žmogum. Angie mes esame laisvi ir šita vieta labai tinkama kalbėti apie laisvę ir nelaisvę mūsų visuomeniai. Dokai, ką galėtum palinkėti Vilniaus mados savaitei ir Elithania dėl galbūt galimybės tęsti šitą renginį? Tęsti, daryti, nepamiršti, kviesti, būti atviri ir pritraukti kuo daugiau rėmėjų ir žmonių. Mes kaip mados bendruomenė, mes vieni kitus puikiai pažįstam. Turbūt čia yra šventė ir mums, kad mes galim susitikti, pabendrauti, pakalbėti, pažiūrėti, kas kam nuveikė, kaip nuveikė, kas įvyko madoj, bet labai norisi, kad tai nebūtų per daug nišinis ir tik tai labai mažą segmentą apimantis mados reikalas, kad žmonės susidomėtų plačiai prasme mada, kuri tik nėra, kaip minėjau, nežinau, ten greitosios mados parduotuvės, ten reikia į darbą, bliuskutės ir lėkiu, bet kad pagalvotų plačiau, kad labai daug ką pasako, ką mes vilkim, kaip mes vilkim, ką mes perkam, kokios yra tendencijos, kiek yra kūrėjų ir palaikyti vietinius kūrėjus. Jau geriau pirkti kokybišką gaminį iš vietinių kūrėjų, negu daug kartų pirkti iš greitosios mados ir vis keisti. Tai labai noris, kad kuo daugiau mes vieni kitus pamiltume, nes toks kartais būna paradoksas, kada užsienyje tau pasiseka kaip menininkai kūrėjai, tada jau ir Lietuvai tu jau toks esi patrauklesnis. Ir tai ne visada. Ir tai ne visada, bet yra tokių atvejų nemažai, kur tavim labiau susidomi, negu tiesiog jos laikėsi čia. Tai mylėkim savus. Gucci, Prada, Balenciaga ir taip toliau. Tai yra milijardiniai prekės ženklai, su didžia istorija, su dideliais verslais, su dideliom komandom ir taip toliau. Bet mes esam čia vietiniai ir man atrodo labai gražu yra, man daug kiečiau yra užsidėti lietuvių dizainerio gaminį, negu ten, nežinau, būti didžiulių logotipų ir būti pasipuošus. Tai tokių cool būna kieta turėti, fainus Lietuvos dizainerius, o ne tiesiog, kad Balenciaga. Amen. Amen. Ačiū tau ir su gimtadieniu dar kartą. Ačiū. Nu valio.